O štai ir maištingoji, nenuolankioji Vilčinskaitė, per kurios tiesmukumą matyt dar bus lemta kam nors negandų patirti. Šiandien bus pristatomas Astridos Petraitytės biografinis romanas Helė apie buvusią Vinco Mykolaičio Putino studentę Eleną Vilčinskaitę. Yra čia visko, yra ir susimastymo, yra, kaip sakiau, tylos kalbėjimo, yra gaivalingos jausmų raiškos, yra paliesta ir labai gražiai ir emigracijos, anosios emigracijos, kuri šiuo metu, manau, taip pat aktyviai ir aktualiai labai skamba. Man atrodo, kad romane tai pakankamai gražiai matyti. Jau Helei Vilčinskaitei, tai taurūs ateitininkijos idealai nereikia, atsiprašau. Ji turi įdomesnį dalyką. Jie ateina iš Vilkolakio, kur vyrai apžėlusiom blauzdom šoka Buigo ežeras. Jie yra aktoriai, jie yra ne šiaip savo teatro aktoriai, jie yra gyvenimo artistai. Ir pajuto, kokia tyla ją apsuko. Smalsiai apsidairė, tai beje kas nutiko. Na taip, nutiko ji, Helė. Visos stebėlėjo išgastingais žvilgsniais, tarsi būtų išvydusios, kad po suknele slepiu gauruotas kanopas. Vyptelėjo pati savo Helė. Iš tikrųjų, ta Elena Vilčinskaitė buvo labai tokia ekspresyvi asmenybė, labai įdomi, labai tokia nenuspėjama, gaivališka. Tai kažkaip pasirodė, kad labiausiai tekstus skaityti tiktų Redita Leminaitytė. Dabar mane kovoja du elementai. Nuvargusi ir tikslo nustojusi siela ir įgimtas žmogų įsisaugojimo instinktas. Kas nugalės, tas laimės. O nuo mano laisvos valios šiandien nepavyko.